Ar žinojai, kad beveik pačiame Vilniaus centre yra įsikūręs vienas inovatyviausių ūkių Europoje? Taip, prieš kelias savaitės lankėmės vertikaliame LiFood ūkyje, iš kur atvyksta pačios šviežiausios ir skaniausios salotos, kurias galite rasti ir mūsų asortimente. Nerijus aprodė mums visą ūkį ir papasakojo apie procesus, kaip iš mažos sėklytės užauga traškios ir šviežios salotos bei daigai. Pradėkime nuo pradžių. Štai tokiose garo želatinos kapsulėse, kurias beje drąsiai galima valgyti, yra pasėjamos salotų sėklos. Tada padėklai su šiomis kapsulėmis kelioms paroms keliauja į specialius kambarius, kuriuose reguliuojama drėgmė ir temperatūra. Po kelių dienų išaugę daigeliai yra pikuojami, o tada ant specialių plūduriuojančių putplasčio plokščių keliauja augti į mineralais prisotintą vandenį. Specialiuose stalažuose, kur auga salotos ir mikrožalumynai, sukuriami dienos ir nakties režimai, taip imituojant kuo natūralesnes sąlygas. Visame vertikaliame ūkyje yra įdiegta virš 5 milijonų šviesos diodų. Nuostabu tai, kad visos LiFood užauginamos gėrybės yra auginamos nenaudojant jokių pesticidų, herbicidų ar kitų kenksmingų medžiagų, todėl salotas galite valgyti iškart, jų nereikia plauti, o viskas užauginama naudojant tik 100% žalią elektros energiją. Per metus nuimama apie 15 derlių, žalumynai auginami visus metus, todėl ir mes galime mėgautis pačiais šviežiausiais bazilikais, iceberg, romaine, green flame ir pak choy salotomis bei įvairiais mikrožalumynais. O dabar salotoms laikas ilsėtis.